Tai su pirma laukiam varžovų, antra ruošiamės tom rungtynėm. Visi žinom, kad europinės kovos rungtynės visada būna kitokios. Jų mes laukiam pusę sezono, ruošiamės tam, tai nebus eilinė diena, bet esame tam pasiruošę ir bandysime parodyti savo geriausią versiją, ką mes galim, ką mes ruošiamės prieš varžovą. Konratai? Jo, tai dabar vidury sezono esam gan geroj formoje, eilę varžybų laimim, tai manau geras laikas dabar žaisti tą Europą ir džiaugiamės pagaliau sulaukę šitų varžybų. Treneri, sakot, kitokios rungtynės, tai kuo kitokios? Na, aišku, tas lygis, bet ko jums ypatingas? Tai gal toks tinkamas žodis gal būtų šventė, žinot, ne kiekvieną dieną turi europinių rungtynių patirtį ir taip toliau, tai aš manau tiek žaidėjai jaučia, tiek treneriai jaučia ir tas noras, kuo daugiau jų turėti, kuo toliau nukeliauti, tai ir ta papildoma įtampa kažkokia ir stresiukas tikriausia, tai norisi pasirodyti kuo geriau, norisi tuos etapus prašokti, gyventi šitoj pasakoje, vadinkim, ilgiau ir ilgiau. Tai aš manau, žaidėjai, treneriai, visi, kur dalyvauja ir ypač pats klubas, pasiruošimas truputį kitoks, tai visi norime tame būti ir būti kuo ilgiau. Kokie tikslai keliami jums vadovybės klubo būti toj pasakoje? Tai tikslai nėra tokio, žinot, įvardinto. Visų tikslas yra ir noras nueiti kuo toliau. Tai žengiam žingsnį, koja ir žiūrim kiekvienas rungtynės. Tai be abejo dabar didelis fokusas šitom rungtynėm, bet nepamirštam ir mūsų A-lygos. Tai dabar tikslas yra praeiti pirmą etapą, žinot, o tada kelsim kitus tikslus. Žaisite Jonavoje, ne Kaune, ar geriau būtų žaisti Dariaus ir Girėno stadione pačią komandą? Tai visuomet savo sienos padeda, mes prie tos aikštės jau dabar esam pripratę, visi žaidėjai susigyvenę su tuo, tai be abejo norėtųsi žaisti namų stadione, bet turim situaciją tokią, kokią turim. Prieš tai klubas buvo pasirūpinęs, čia žaidėm draugiškas rungtynės prieš Latvijos komandą, tai nėra mums tai aikštė svetima kažkokia, plus pats stadionas mielas, jaukus, danga yra tikrai gera, tai aš nemanau, kad čia mums kažkoks turėtų būti pašalinis trikdis ruošiantis šitom rungtynėm. Apie Velso komandą, gal tada apie jų norėčiau įžvalgų, kokia tai komanda, koks varžovas jūsų laukia? Aš manau, kad bus fizinės rungtynės, fiziškas futbolas, labai daug dvikovų iš varžovų pusės, labai daug aukštų kamuolių. Tai apie varžovą neturim daug informacijos, jų sezonas pasibaigęs jau senokai, žaidė jie nemažai draugiškų rungtynių, kurios buvo už uždarų durų. Tai kiek pavyko išsiaiškinti, tai jie išsiskyrė su 10 žaidėjų, atvyko 7 nauji žaidėjai. Naujas vartininkas, gan jaunas atvyko, pakeitė patyrusį žaidėją. Tai ta informacijos kiekis labai ribotas, labiau remiamės praeitų sezonų. Iš pozityvios pusės pasakyčiau taip, kad treneris varžovų klube dirba apie 10 metį. Tai tos idėjos, braižas, stilių žaidimo, tai aš nemanau, kad jisai pasikeitęs bus ar kažką pakeis, tai iš esmės tos principus, jų filosofiją žinom, esam tam pasiruošę ir laukiam tų rungtynių. O ko galim tikėtis iš naujų žaidėjų, iš jų naujokų, kas papildė, tai reikės reaguoti rytojus, žinot. Bet gal visai gerai, kad tų naujokų yra, ne, kad komandos tokiam permainų laikotarpį gyvena? Čia iš esmės tas yra toks mažytis pliusiukas visom Lietuvos komandom, kalbant, kad pas mus tas yra vidury sezono, o dauguma oponentų yra po sezono ir dabar tik pasiruošimo etapas. Tai jeigu kalbėti apie tą susižaidimo pusę, apie ryšius tarp žaidėjų, tai be abejo geriau toj vietoj. Blogiau, kad nepažįstam jų. Juos pažinsim realiai rytoj ir būsim dar geriau pasiruošę antrom rungtynėm. Dar iš žaidėjų pusės, gal jums atrodo Velsas? Tai jo, treneriai pristatė šiaip žaidėjus visus, kaip sakė treneris, kad tikrai labai fiziška komanda. Gana aiškus tas taktinis braižas, kuo daugiau ilgų kamuolių. Tai mes tokio
tokio gal A lygoj varžovo kaip ir neturim, tokio, kad visiškai vien tik tai lygi kamuoliai, tai bus proga išbandyti savo jėgas ir prisitaikyti prie jų ir savo stipresias pusės jiems primesti. Ar visi sveiki? Nėra kažkokių traumų? Dar kažkokių? Ne, visi pasiruošę, neturim traumelių. Visi nori, kaip pirmai minėjau, visiems tai yra kitokios rungtynės nei A lygos, tai tikrai visi nori žaisti, visi tam pasiruošę. O kada jau žaisit iš Tukoje? Už savaitės. Savaitės. Ja, už savaitės.